Duomenų filtracija Excel'e gali būti dviejų rūšių. Automatinė arba išplėstinė, advanced filter. Automatinė filtracija leidžia filtruoti konkretų stulpelį pagal nurodytus filtravimo kriterijus, o išplėstinis leidžia sukurti atskirajam bloke kriterijų visumą, kurie gali būti taikomi tai pačiai lenteliai. Tie kriterijai gali būti skirtingi. Tai gali būti labai įdomus ir sudėtingas filtravimo būdas. Filtrus, kaip ir kitas operacijas susijusius su duomenimis, jūs rasite skirtuke datą. Yra mygtukas Filter ir Advanced. Kadangi filtracija labai dažnai naudojama Excel'e, automatinis filtras gali būti surastas ir skirtuke Home, dažniausiai naudojamos funkcijos, prie Sort Filter. Tačiau tai būtų tik paprastas automatinis filtras. Aš dabar juo pasinaudosiu. Ir prie kiekvieno stulpelio atsirado filtravimo mygtukai, kurie leidžia tam tikrą stulpelį filtruoti. Stulpelių duomenys gali būti tekstiniai arba skaitiniai. Tekstiniai reiškia, kad tame stulpelėje bent vienam langelėje yra tekstas ir viso to lauko, to stulpelio duomenų tipas Excel'e suprantamas kaip tekstinis. Arba skaitinis, kur yra stulpelis, kur vien tik tai skaičiai, arba datos. Data yra irgi skaitinis duomenų tipas. Skirtingiems duomenų tipams yra taikomi skirtingi filtravimo kriterijai. Kiekvienas iš šių automatinio filtravimo mygtukų turi standartinius pasirinkimus. Visų pirma, tai yra iš karto įdedamas rūšiavimas. Jūs bet kokį iš šitų stulpelių galite greitai rūšiuoti mažėjimo arba didėjimo tvarka. Ir kas yra labai svarbu, kad naujoje versijoje jūs galite rūšiuoti pagal spalvą, jeigu šiame stulpelėje naudojamos skirtingos spalvos. Visi čia esantis laukai gali būti filtruojami naudojantis sąrašu, kuris pateikiamas filtravimo lange. Tai yra šiuo atveju pasirinkimas Select All leidžia man nuimti visas varneles nuo unikalių šiame stulpelėje esančių įrašų ir matyti tik tai pažymėtusius įrašus, kurie atitinka šiuo atveju kriterijus lygų AB Master Printer, lygų JAV ambasada ir lygų UAB Elnos mokymo centras. Ok, ir tik tai šituos įrašus aš dabar matau. Excel'is rodo, kiek liko įrašų po filtracijos. Šiuo atveju 12 iš 92. Prie stulpelio, kuris yra išfiltruotas, mygtukas pasikeitė, reiškia, kad šis stulpelis yra išfiltruotas. Taigi pasirinksiu Clear Filter From, reiškia, kad panaikinsiu filtravimo kriterijus. Norint įrašyti nuo savo filtravimo kriterijų, reikia pasinaudoti grupę šiuo atveju Date Filters, kadangi Excel'is atpažino šio lauko duomenų tipą, kad tai yra datos duomenų tipas arba skaičiaus duomenų tipas. Kadangi specifinis duomenų tipas Date leidžia specifinius filtravimo kriterijus, jie čia ir yra pateikiami. Jeigu jūs norite filtruoti tekstinį lauką, Text Filters, čia bus mažiau pasirinkimų, kaip matote, ir jie bus taikomi būtent tekstiniams laukams. Pavyzdžiui, palikime tik tai tuos įrašus, kurie prasideda raidė A. Filtruojant skaitinį lauką, Number Filters, yra skaičiams taikytini filtravimo kriterijai. Pavyzdžiui, iš karto yra galimybė nurodyti, kad būtų palikti skaičiai, kurie viršyje šio bloko, šio lauko vidurkį. Above average. Taigi, dabar yra palikti 45 įrašai iš 92, kurie viršijo šio bloko vidurkį.
Taigi, priklausomai nuo duomenų tipo, kuris yra nustatomas programos laukui, yra ir siūlomi automatinio filtravimo kriterijai. Išplėstiniam filtrui yra naudojama taip vadinamoji kriterijų lentelė. Kriterijų lenteliai taikomi tam tikri apribojimai. Norint filtruoti tam tikrą stulpelį, jūs turite to stulpelio pavadinimą įrašyti identiškais simboliais. Tai yra, jeigu jūs norite filtruoti dalyvių skaičių stulpelį, tai patartina tiesiog nukopijuoti šio stulpelio pavadinimą. Arba įrašyti ranka, bet kad tai būtų identiškas pavadinimas. Nes nesuradę tokio pavadinimo duomenų šaltinio lentelėje, Excelis jums neišfiltruos šio stulpelio. Paimsime, pavyzdžiui, dar suteiktos nuolaidos stulpelį ir pardavėjas. Taigi, jūs galite taikyti tiek kriterijų, kiek jums reikia, kiek jūs sugalvosite. Kriterijai įrašomi eilutėje, jeigu tarp jų yra sujungimas ir, pavyzdžiui, aš noriu, kad būtų palikti tie įrašai, kur dalyvių skaičius yra didesnis už 4 ir pardavėjas buvo DS. Arba aš noriu dar palikti tokius įrašus, kur dalyvių skaičius yra mažesnis arba lygus 6 ir kur buvo suteiktos nuolaidos daugiau arba lygų už 20 procentų. Procento formatas turi išlikti. Ir tarkim, dar vienas yra kriterijų įrašas, kad mane domina dar tie įrašai, kur suteiktos nuolaidos buvo 0, o pardavėjas buvo DŠ. Taigi, 3 skirtingi kriterijai taikomi tai pačiai lenteliai. Pasinaudokime skirtuko datam funkciją Advanced ir čia nustatome list range, ką reikia filtruoti. Ar man reikia filtruoti ir palikti rezultatą toj pačioj lentelėj, tai yra paslėpti netitinkančius įrašus, ar kopijuoti į naują vietą rezultatą. Pasirinksiu kopijuoti į naują vietą ir laukelėje Copy to nurodysiu, kur man reikia padėti rezultatą. Ir laukelėje Criteria Range reikia pažymėti kriterijų bloką. Kartu be abejo su stulpelio pavadinimais, kadangi būtent pagal juos jisai ieškos tokio stulpelio šaltinio lentelėje. Pasirinkimas Unique Records Only leidžia jums palikti tik unikalius įrašus.